Taigi tiek jūs, tiek varžovai kovojat kaip ir dėl pirmos vietos lentelėje, taip? Taip, iš tikrųjų labai norėjome šiandien pasiekti pergalę, tačiau varžovai labai agresyviai ir kietai gynėsi ir mus tas truputėlį išmušė iš vėžių. Rungtynės buvo nerezultatyvios, varžovai išnaudojo savo priekinės linijos žaidėjus, jie buvo kur kas šiandien stipresni, išnaudojo patogius metimus iš po krepšio, mums dėja nepavyko šiandien prilygti. Antroje rungtynių pusėje šiek tiek atsitiesėme, pataikėme metimų, apsigynėme ir pavyko sušvelninti rezultatą. Tačiau turim pripažinti, kad šiai dienai varžovai yra stipresni. Tai sveikinu juos. Ar pralaimėjimas labai sukomplikavo jūsų situaciją lentelėje? Iš tikrųjų dabar bus šiek tiek sumaišties turnyrinėje lentelėje, bet vis tiek mūsų tikslas yra toliau kovoti taip, kaip mes kovojam ir laimėti kitas rungtynes. Tai lygiuojatės vis tiek į stipresnį divizioną, taip? Taip, toks mūsų tikslas.